Važiuoju dabar pas Pijų, o Pijus yra bičiukas, kuris piešia grafičius. Grafitis bus labai gražiai išdailintas ant BMW 5 modelio universalo, arba kitaip sakant, liaudiškai slyvos. Tai toks gražus meno kūrinys keliaus tiesiai link Ukrainos ir padės vaikinukam, kurie gina mūsų laisvę. Šitas mašiniukas, kaip ir minėjau prieš tai, ir kaip minėsiu daugybę dar kartų, bus skirtas tiem, kurie tiekia dronus tarp didžiųjų miestų į link pafrontės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prisideda daugybė dronų, kurie yra pagaminti fabrikėliuose Charkive arba Kijeve arba dar kituose miestuose, kurie yra didesni. Tai visokiose daugiabučiuose, rūsiuose ir taip toliau, visokiose vietose pagaminami ir keliauja tiesiai link fronto. Tai mašina yra puikiai tam tinkama, o kai viskas vyks, matysi tuo, neužilgo. Ant kuprinės bus. O, peču. Labai gerai. Taip, o dabar dėl šito mašiniuką. Tai mašiniuką prieš metus man sakė, Kaliu, padovanosiu tau, kad tu nuvežtum tiesiai kareiviukam į rankas Mildą. Ir Milda, kaip tarė, tai padarė. Metai praėjo, mašiniukas dažomas ir nuostabiai judės, pakrautas pilnutėlis link fronto. Čia jau ruošius? Čia giliau darinat, čia aškimarinė. Ir kiek jūsų? Paaišysiu. Hebros yra. Nepamenu, kaip šitai. Va čia Vilnius planas, šitas idėjas, kurios vietos užkariauti reikia. Aha. Bet šitas video, žinau, bus viešas, tai nėra jis gerai tą planą tu parodė. Tegu mato žmonės, ruošęs tegu žinai. Super, labai gerai. Čia manau kažką veikiam. Bet žinai. Kiek Pijau laiko pats paišai? Ilgai jau, ne? Jo. Kiek laikė maždaug? 10 metų, 15? Žiūrėjau pagal, kada yra įkeltas kažkoks postas. Aha. Tai 18 man rods. Taip. Variau ten Klaipėdą, Molą. Pasitreniruoju tokį pagal, bet tipo ant sienų. Tai 18, tai 7 metai. 7 metai, bet tipo ant sienų. Supratau. Tai va, Pijus daro gerą dalyką. Milda dovanoja mašiniuką, o Pijus sako, aš paimsiu, prisidėsiu, nudažysiu. Tai su šituo BMSu, su šita slyva, su šita nuostabia mašina keliaus vaikinukai kursų Kijevas, Charkivas pafrontėje, pirmyn atgal ir vežios dronus. Kitaip sakant, su šita mašina, kadangi BMSas yra BMSas, jis nelabai mėgsta duobes, bet užtat yra patvari ilgom kelionėm ir labai ganėtinai talpi, nes čia yra universalas. Nuostabi mašina šitiem visokiem dalykam susikrauti. Tai dronam bus pats tas. Tai mašiniukas toksai, Pijus paišo, iki išvažiavimo liko 2 dienos ir rytoj pagal logiką turėtume vakare atsiimti mašiniuką. Ir Pijus viską padarys, ne? Yes, sir. Šaunuolis. Atvažiavau su motoroleriu tiesiai į DP motor servisiuką. Bet čia Hebra pažadėjo suremontuoti, pakeisti, dėlioti, sutvarkyti mūsų 199 džipuką. Džipukas nieko įspūdingo didelio nėra, bet tačiau prie sūvų jisai puikiai pasitarnaus. Pakeistas amortizatorius, balansavimo ratų padarė, tepalus pakeitė, įvorę. Gali pasižiūrėti, kaip atrodo iš vidaus. Jisai važiuos tiesiai į plovyklą, nes nieko gero su juo. Tai reiškia nieko gero, tai reiškia, kad geriau yra su švariu važiuoti ir patiems maloniau savanoriam. Ir įteikinėjant bus fainiau. Pirmi kilometrai, pirmos atkarpos su šituo džipuku, kurį rado man Lukas. O Lukas yra žmogus turintis šrotą. Ardo mašinas ir detalės pardavinėja. O kadangi kas čia vyksta, tebūnie taip yra. O kadangi šita mašina buvo faina, bet jinai netinkama ardymui, ką tai reiškia, kad visiškas netikvidas, tai sako, Karli, imk čiuk, visai už gerą kainą nusipirkau už 1700 eurų. Tai sako, imk ir turėk, tai dar papildomai įdėjo amortizatorių naują, o šitas servisas DP Motors ėmė ir pakeitė alyvą ir visas kitas detalės už dyką. Tai labai džiaugiuosi, laimingas, kas čia taip aš. Naujas amortizatorius, sako. Tai važiuoju dabar į plovyklą, paliksiu mašiniuką
Jisai, žinoma, išsiplaus, bus švarus, gražus, kvepės ir bus labai fainas. Čia yra Vilniaus Varai, Šaulių sąjungos būstinė, kurioje savanoriai pina tinklus. Tai tų tinklų mes vežam, o kurios atvežam medžiagą, iš kurios pinamas tinklas. Čia yra beveik 80 kvadratinių metrų tinklas, kuris tarnauja fronte, kai maskuojanti detalė. Su Vilniaus Varais bendradarbiauju jau daugiau negu 2 metai, tai visa sistema yra labai paprasta. Aš jam atvežu rulonus medžiagų, o jie man atgalios supintus tinklus. Vienas rulonas susinaudoja maždaug įsivaizdavimui per 2-3 dienas. Aišku, priklausomai kiek pinėjų, koks užimtumas ir taip toliau. Dabar šitos supintus tinklus, kurie keliaus tiesiai į frontą, nešu į plovyklą, kurioje plaunamas mašiniukas, kurį nepeseniausiai, jeigu pamenat, nebijau, kad pamenat, buvom iš serviso paėmę. Tai va, taip atrodo reikalai. O kaip ir buvau prieš tai minėjęs, tai mašinos visada būna švarios, keleiviam primenama apie lietuvių švarą etiketę ir mes iš Europos. Tai visada tai pabrėžiu ir juokiamės visi su ukrainiečiais. Tai va mašiniukas keliaus tiesiai link fronto švarus. Kaip ir kiekvienas, kuris važiuoja kartu. Gerai, super, gražu. Šiuo metu esame su Laurynu prie dronų. Dronų nei daug, nei mažai. Apie 10. Kad suprasti, ką reiškia 10 dronų, tai geras dronistas pataiko į taikinį maždaug 1:2. Grubiai tariant, 1:2. Tai čia bus, jeigu geras dronistas visą tai paims į savo rankas, tai bus -5 taikiniai. Tie dronai yra su vardu, Valdas, Lizma, čia toks įdomus vardas. Tai galiu pasakyti vieną dalyką, tai čia žmonės, kurie padovanoja savo droną, užrašė savo pseudonimą. Dabar važiuojame link Rokiškio rajono, link Gintaro Varno, nes buvau prieš kelias savaitės užsakęs medinę skulptūrą, kurią galima atrasti visoje Lietuvoje. Tai yra Rūpintojėlis. Tai medžio skulptorius Gintaras Varnas, ją skaptuoja drožę iš ąžuolo ir kas įdomiausia, tame Rūpintojėlyje atsispindės Lietuvos motyvai ir Ukrainos motyvai, tai rodant tokią bendrystę dviejų tautų, mūsų bendrą draugystę, mūsų palaikymą ir ta skulptūra keliaus šitame mikroautobuse, kuris yra dabar už mūsų nugaros ir važiuos tiesiai link Ukrainos. O vakar buvau parašęs į mūsų čatą savanorių, 6AM savanorių čatą, kuriame yra nei daug, nei mažai 130 keli nariai, tai va tiek įsivaizdavimų yra pas mus savanorių. Su manimi yra Donata, o Donata važiavo praeitą sykį į Ukrainą, tai keliais žodžiais papasakoti savo įspūdžius būtent iš kelionės. Nebuvo labai kažkokia ekstremali, tik tai iki Kijevo, nors teko vieną naktį 3 valandą lėkti į metro. Kaip visi žinome, Kijevas dabar yra atakuojamas masiškai kiekvieną naktį. Aplankėm labai daug ką, nuo reabilitacijos klinikos iki dronistės, kurią įdavėm automobilį. Tai tikrai tų įspūdžių pakako ir tikiuosi dar ateityje prisijungti į kokią kelionę. Tai va, tai dar kartelį visus paraginsiu, jeigu tik tais norite keliauti ir norite pamatyti, ir norite prisidėti, ir norite pajusti tai, ką pajaučia žmonės gyvenantys tenais ir grįžti į Lietuvą su gilesnėmis mintimis, su didesniais apmąstymais, tai drąsiai galite jungtis prie komandos, galite parašyti, tikrai atrasiu kiekvienam vietelę visame šitame dideliame automobiliuke kabutėse. Tai ką, mes važiuojam toliau, neužilgo susimatysim su menininku, su skulptorium, su drožėju, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Medinė skulptūrėlė
medinis rūpintojėlis. Tai yra skulptūra, kurią savo rankomis padarė Gintaras Varnas. Žmogus, kuris visą gyvenimą drožęs, skaptuoja ir yra medžio skulptorius. Su Gintaru susipažinome prieš kelis metus, tiksliau per jo darbus, o ne gyvai, nes draugai padovanojo skulptūrą rūpintojėlis, kuris laiko iPhone. Ganėtinai šmaikšti, juokinga skulptūra, kuri atsidūrė prie mano namų. O šita skulptūra, kurią padarė per kelias savaitės Gintaras, keliaus tiesiai į atstatytą Lietuvos Ukrainos licėjų numeris 1, tai yra mokykla Borodjankoje. Važiuojam, grįžinėjom jau link Vilniaus, mikroautobuse yra kas? Yra rūpintojėlis, kuris visas guli, labai didelis, labai išpampęs, 300-400 kg svorio, bičiukas, vyrukas, o dabar važiuojam, nes savanoriai laukia, mikriuką perduosime kitiem, kurie kraus toliau, o kraus tai nedaug įpražai maždaug apie 600 kg patalynės, kuri keliaus tiesiai į Iziumo ir į Gretimą ligoninę, o visa tai bus reikalinga kareivukam, kurie atvažiuoja sužeisti. Tai, kad turėtų švarios patalynės, bus labai daug jiem nuvežti. Taip pat daugybė dalykų, kurie dabar vyksta, tai yra krovimo darbai, neprifilmuosim iš visų kampų, bet servise tvarkoma mašina, kuri vakar dėja, bet pavedė, ką tai reiškia, kad variklis užkaito, tai termostato keitimas ir kiti miniatiūriniai darbai, kurie tikiuosi bus pasiekti neužilgo ir įvykdyti taip pat neužilgo. Tai važiuojam link Vilniaus, turime po valandos perduoti šitą mikroautobusą savanoriukam, persėdam į kitą mašiną ir judam susikraut toliau. Čia atvažiavome tiesiai iš Tabuką, čia yra mūsų visos patalpos, kuriuose sandėliuojam visokius reikalus. Ką tai reiškia visokius reikalus? Tai reiškia, kad šitame visame bardake irgi yra tvarka ir šitoje tvarkoje daugybė maisto, daugybė higienos. Šitą iš tikrųjų reikia čia tvarką pasidaryti. Ne? Ir visokių kitų gerų dalykų, kurie keliauja tiesiai į frontą. Tai dabar ruošiamės išvykiai mūsų 84 misijai ir pasiruošimo darbeliai vyksta. Tai ką, darom. Taip, o ką savanoriukai po truputį lašas palašas iš ofiso neša daiktus, o jų tikrai yra kiekvienam kampe. Viskas, ar ne? Jo. Dar vat vieną liniją ir viskas. Tradiciškas pilimasis degalinių tinkle, kuris niekada neprisideda prie jokių akcijų, kurias tenka organizuoti, bet visada pasako, kiek yra daug prisidėję. Tai ir visada pabrėžia, kad pirmais mėnesiais tai padarė, o dabar jau yra 4 metai. Tai 4 metai jau eina, dėja, bet labai sparčiai eina ir karas nieko nesibaigė. Tai reikia priminti tiem, kurie tikrai galėtų ir kurie juda su milijardinėm, pabrėžiu milijardinėm, ne 100 milijoninėm apyvartom, tai tikrai galėtų gerokai labiau prisidėti, o ne tik pasakoti istorijas, legendas, kaip jie prisidėdavo anksčiau. Tai čia tokia ganėtinai pastabėlė gera, primerkiu vieną akį, tai tebra pagalvotų šiek tiek, kad ne viskas yra komerciškai žiūrima į kiekvieną dalyką. Atvažiavome pas draugužius Peiko, o Peiko
Ką jie daro? Jie daro viską, ką galima padaryti iš metalo, tai tvirtas metalinės konstrukcijas ir lieka nemažai metalo, kurį galima panaudoti geriem dalykam. Tai po darbo vyrukai ima, daro, dėlioja užuikės, krosneles, liaudiškai sakant, kurios keliauja po to tiesiai link fronto. Tai visas šitas gėris gimsta tokio dydžio fabrike, kuriame dirba keli šimtai žmonių. Šie vyrai labai rimtas konstrukcijas gamina. Galima pamatyti. Taip kebra čia tikrai nejuokauja. O mes, prieš važiuodami į frontą, pasikrauname krosneles, kurios šildys kareivukus. Įdomumo dėlei, kai tik įkeliu storiuką ar kažkokią informaciją, kad esame fabrike, kuris gamina krosneles, jūs net neįsivaizduojat, kiek yra prašymo, šauksmo pagalbos prašymo padėti ir atvežti krosneles. Atvažiavom į pasienį, o pasienyje tradiciškai yra tik tais paprasta eilė, kur paprasti gyventojai važinėja, o kad humanitarinė pagalba važiuotų, tai jinai yra jau dabar tampa tokia labai retenybė. Tai ką, vakar vakare išvažiavom, nors buvo planas išvažiuoti vidury dienos, bet kaip visada, kažkas užlūžo, kažkas sulūžo, viena mašinėlė pakito, nes tiesiog ta, kurie turėjo išvažiuoti, tiesiog sugedo. Tada kol pasikruom, kas anksčiau darbą baigė, kas vėliau baigė. Kitaip sakant, mes išvažiavom iš Kauno pusės apie 12 valandų. Ir pasiekėm čia, Aravo-Ruską pasienį. Ta pasienį, kuriame visada kertam, nes visada važiuojam būtent pro šitą pasienį link Ukrainos. Tai dabar yra 10:11 dienos, saulutė atvieskė, viskas labai gražu. Praleidom čia beveik maždaug grubiai 2 valandas, nes ukrainiečiai tai klaidų padarė deklaracijose, tai dar kažkokių dalykėlių, kitaip sakant, sugaišom laiko, kurio galėjom nesugaišti, bet vėlgi biurokratiniai dalykai, kažkas kažkaip vienaip užpildė, kažkas kažkaip kitaip. Tai nepanikuojamo judam į priekį, nes mūsų laukia jau pirmas susitikimas Lvive, mes atiduosime kariukam grindis, o atiduosime grindis tiem, kuriem buvom įrengę reabilitacijos centrą. Kitaip sakant, tos grindis reikalingos tiem bičiukam, kurie dabar turi treniruoklius ir kad nesimėtytų ant parketo, mėtysis tiesiai ant guminių grindų. Tai važiuojam link jų. Viskas, jau pravažiavome pasienį, o pravažiavus pasienį laukia ilgas kelias. Tai pirmoji mūsų stotelė bus Lvive, o Lvive susitiksime su Jaroslavo, o Jaroslavas yra kareivukas, kuris padeda taip pat ne tik savo šalį, bet ir kitiem kareivukam. Tai mes su juo esame įrengę reabilitacijos tokį centriuką. Ir jam reikės dabar grindų, tokių guminių, kitaip sakant, tų, kai svarmenis nukrenta žemės, parketo nesigadintų. Susitiksime Lvive, pusryčiausim, pašnekėsim, perpūsim jam didžiulį kiekį tų grindų, nes mūsų mašinytė yra gerai nusivirusi žemyn. Tai perpūsim, kaip sakant, šitą svorį, šitas lešas, šitą bėdą jam ir judėsime patys toliau link sostinės ir link fronto po to. Pirmas didelis miestas, kurį pasiekėm, tai yra Lvivas. Lvivas tai yra panašus kaip Vilnius, tačiau dabar gerokai labiau išaugęs. Važiuojame, tiksliau einame susitikti su vienu draugu, su kareivuku ir pašnekėjus perduoti keletą dalykėlių. Tai va tokie reikalai, tokie vaizdai aplinkui iš Lvivo. Miestas, galiu pasakyti, kiekvienas sykį vis gražėja ir gražėja. Smagu, kad nors ir karas, bet tam tikros vietos Ukrainoje gerėja. Таких у нас фуром можно везти. Только много. Здесь только капелька, сколько висит. По вездище. Много места занимает.
važiavom į Kijevą, kadangi kelias ilgokas ir kelyje įvyko daugybė netikėtų dalykų, todėl važiavom per komendantų valandą. Taip atrodo miestas, didžiausias miestas Ukrainoje, sostinė naktį. Nėra nei vienos mašinos, nes važinėti automobiliu negalima visko. Bet yra kaip yra. Važiuojam. Leidimai yra, viskas gerai, judam į priekį. Taip, o dabar persikraunam iš vienos mašinėlės į kitą mašinėlę. Pasiemam Renuką, su kuriuo važinėta buvo prieš metus. Jisai iš serviso ką tik grįžo, jis tarnavo, link fronto pastovi važinėjo, dronus važiojo. O dabar, palikdami šitą bemsuką, judėsime link Sumų pusės. Aplankysime vieną karinį miestelį, kuris yra naujai kūriamas. Turime dabar šiuo metu yra apie 20 kelis vyrukus, bet jų turi būti daugiau. Tai ką tai reiškia daugiau? Tai reiškia, kad beveik 700 pagal planą. O planas čia toks didesnis, mėnesio planas apie 700 vyrukų, o mūsų planas yra dabar prisipildyti kūrą ir važiuoti link tos vietos, kurioje padovanosime daugybę visokių gėrybių ir įskaitant mašinėlės. Judam darbą. Važiuojam ir reikia šiek tiek pertraukėlę padaryti, o kadangi nėra šalia daug degalinių, tai yra užtat laukai gražus, kaimai ir volonteras pastark žodį. Vienu žodžiu, kai barbarai keliaujam per laukus, sako rusai naikina derlių, ne velė, lietuviai atvažiuoja panaikinti derlių. Dabar, jeigu pamenat va šitą nuostabų mašiniuką, kuris yra čia, jisai buvo prieš metus važinėjimas pastoviai Lietuvoje, o po to atkeliavo į Ukrainą ir padaunotas buvo ukrainiečiai. Tai dabar su juo keliaujam vėl naujai padaunot, nes tą, kurį buvom prieš tai, tiem kariam, kuriem buvom prieš tai padaunoję, tai iš jų pasiėmėm ir jiem padaunojom geresnį mašiniuką. O su šituo keliausime link kitos vietos, link Sumų. Važiuojam su mašinoje su Emilijum, o Emilijus yra vaikinukas, kuris savanoriavo ir turėjo pravardę Volantioras. Tai Volantioras važiavęs yra 7 kartus. 9 dabar. Ai, 9 kartus. Pasitikrino Volantioras, kad važiuoja dabar 9 kartą. Nebuvo 2 metus, per tuos 2 metus, ką jisai nuveikė, buvo Meksikoje. Ir išsilaikau kursus dabar ir ieško darbo, tarp kitko. Tarp kitko ieško darbo. Tai kitaip sakant, vaikinukas šiek tiek buvo parsėsnis, buvo tikrai pastoviai važiuojantis į Ukrainą. Tai galiu pasakyti iš savęs, kaip 84 kartą asmeniškai važiuojančio žmogaus, tai tas dalykas, tas važiavimas link fronto, link Ukrainos, tai patikėkime manim, kaip sekina, nes nei miegučio, nei ką, nieko čia, jokių čia pramogų didelių nėra, tik tais išskirtinis vaibas, išskirtinės emocijos, sukrėtimai, netektys, atradimai tam tikri ir taip toliau. Tai jeigu norite, visada galite prisijungti, tik tai turėkite omeny, kad čia kaip narkotikas, kaip įtraukia, taip norisi padėti, daugiau nieko nedaryti, tik tai padėti žmonėm. Tai aš pats esu tame 4 metus nesuvokiamai smarkiai įsitraukęs, nacionalinių lygmenių, kaip patys matot, rimti dalykai padaryti. O ką? Gražu ir matosi, kad tikrai tai padeda ir padrasina ne tik vieną kitą žmogų, o padrasina daugybę tūkstančių žmonių. Ir iš tikrųjų tai yra dalykas, dėl kurio kartais, kaip pagalvoji, gali vieną kitą naktį nemiegoti, gali vairuoti tūkstančius kilometrų be glostų ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu norit važiuoti, drąsiai rašot, drąsiai važiuojam.
Atvykome į bazę. Kokia čia bazė? Čia iš tikrųjų ne garažai, senos fermos, sena teritorija, kuri turi būti paversta baze, remontuoti, laikyti techniką, visą karinę. Tai iš tikrųjų, kai pagalvoju, žiauroka, nes pastatų jau gerokai yra sumažėję, kurie turėtų būti geri, o tie, kas liko, tai bandomi prikelti vėl iš numirusių pirmin. Tai einam, pasižiūrėsim, kas čia viduje yra. Ty якщо хочеш, можеш зняти стоїть одна військова. Čia yra sunkiasvorė mašina, skirta kariniai technikai vežti iš vienos vietos į kitą. Vaikinai turi gal 3 ar 4 mašinas, apskritai viena iš jų yra būtent tokia. Tai mūsų atvežtos 2 mašinos yra beprotiškai jam reikalingos, naudingos. Taip pat tie tinklai, kuriuos atvežam, nes, kaip matot, šita mašina yra sunkiasvorė, yra padėta po lapais, kurių dar yra, nes dar ruduo visiškai netėjo. Dar yra tik vasaros pabaiga, o rugsėjo vidurys. Tai tinklai maskuojantis yra labai beprotiškai reikalingi. Juos vežame pastoviai, tai kiekvieno misijoje vežam nuo 3-4 iki 14. Taip pat krosnelės, kurias jie gaus, irgi labai reikalingos, nes tokių bazių, kas čia yra įkurta, bus kelios įkurtos, o kai kelios įkurtos, tai bus ir daug žmonių. O tai, kad žmonės galėtų būti išsiprausę, tvarkingi, tai jiem ir higienos atvežėm, ir maisto nemažai. Ir aišku, akcentas 2 automobiliukai, kurie tarnaus jų geroviai. Vieną žodžiu dar kartelį sakau, nemiegam, prisidedam, nes jeigu ne mes, tai kas daugiau, ne? Čia buvo fermos, o dabar yra automobilių dirbtuvėlė. Kaip matot, mašinų yra tik tais viena, atvežėme dar 2, tai bus 2, 3 ir vyrukai tiesiog jas remontuos. Tai prasidės judesys, o judesį užkurs žmonės. Žmonių už 20 kelių, dabar yra tik 20 keli, bus virš 700, tai čia visos Chebros autoservisas bus. Об этом слово бар есть? Бар. 10 grotelių, 5 vamzdžiai ir kėdės būtinai. Palauk, kėdės reikia būtinai, kolegom pafilmuosiu, pafotografuosiu, parodysim, kurių kėdės atsisėsk, jo. O, labai gerai. O. Bye. Tinklus 2 vežam, 2 paliekam jiem. Šitą? Taip. Būtinai. Это 80 квадратных метров. Да, 80. Так большой он. Košytė. Čia irgi maistas yra. Nešam, tik tais paliekam tos plastikinius atgal. Kur Marius laiko irgi. Ir tenais sausuoliai maistai. Va tenais, Mariu. Kur? Va tenais irgi sausuolis, jie irgi dėžė. Čia lengvos dėžės? Taip, lengvos dėžės, čia irgi maistas. Ar tikrai taip? Иван, смотри, что здесь есть. Здесь внутри есть. Это сетка для головы. На Да. шоломи? Да, их много здесь есть. Тут, я думаю, что нужно вам, да? Так. Turi malonumą patirti. Keli kaip tikras Oli filmuotas. Iškoja, ne? Leid. Ir nenuvera, ne? Это скавать į busiką, ne? Kavas atiduosim kitiem vyrukam. Į busiką. Jo, galima į busiką dėti. Иван, это 201 машина, которая будет на твоей руке. И пускай она будет как символ
это все, что вы делаете, и это символ нашей друзей, международную дружбу. Так хочу тебя от нас, от нашей всей команды подарить 2 машины. Здесь есть документы. И флагу, что пускай она будет у вас, и она пускай будет у вас как символ, что вы не одни, а мы с вами. Так. Гарно дякую. Дякую. Važiuojame tolyn, iki Charkovo liko nei daug nei mažai maždaug 3,5 valandų, o iki komendanto valandos pradžios liko 1,5 valandos. Realiai nespėsim. Su kareivuku turim susitikti, panaudoti šitą mašiną rytoj apie tarp 6 ir 7. Na, žodžiu, dar viena bemiegė naktis, dar viena nesąmonė. Ketvirtą ryto einam link viešbučio kažkokio, kur turėtų būti čia maždaug. Esmė yra itin paprasta, pavėluota, suvėluota, tai dabar judam. Да. Ну, Мы завтра уезжаем. 11-12. Так что, мы получается? Да. 6 часов? Да. 7? Да. Вы не думайте, потому что нам нужно спать уже. Так идем спать и все. Дайте Да. комнату. Нам нужно. Просим, да. Документы. Документы. Dabar pasimti viešbučio ratelę. Susimokėjau apačioje, gavau kortelę. Dabar keliaujame pas kažkokią moteriškę paimti ratelę. 6025. Mes B, ne? Jis B. Tai B kažkur yra. Įmam B. B. Gerai. B. Kai žinai būna A variantas su Karoliu, ne, B variantai. Tu pirma, kuris sakytų, Nu, va. su kareivuku buvo sutarta, kad pusę 7 tinkamės prie mašinos, nes padovanosiu mašiną. Aišku, mes nežinojom, kad atvyksime čia į Charkivą prieš nepilną valandą. Tai, bet yra kaip yra, nieko nepadarysi. Pasiruošimas atiduoti kareivukui mašiną, energetiniai, taip pat dronai su kiekvienu vardu ant jo. Taip pat padangos yra viduj. Čia atiduodame kitiem. Jam, это не тебя. Tai monitoriai, nes dronistai yra. Ir visi kiti gerieji reikalai. Mašiniukas, kaip bebūtų keista, atlaikė tobulai. Tai reikia kitą kartą pirkinėti po tokio tipo mašinas, nes visi tie Nissanai, Toyotos, tai žinokit, jau kitaip suvaryti, perki už panašią pinigų sumą, o atveži grybą, kuris galiausiai ir su užkaltų varikliu būna. Deja, bet tokia realybė pastovi yra. Tai va, tai ką, atsisveikinsim, atsibučiuosim su kareivuku, jį išlydėsim į frontą. На котором месте теперь едешь? Волчанск? О, как сгодят, Рука важная. Руслан, расскажи, где ты будешь теперь воевать? На которой позиции? Ну, конкретно позиции я сказать не могу. Нужно. Территориально это, как он, на английском не знаю, короче, граница Украины с Россией под Волчанск. Сколько у вас в бригаде? Да. Всего или у меня лично? У тебя? У меня 77. 77. Так ты самый старший, да? Второй. Второй, да? Valgom, pertraukėlė. Opa, savanoriukė.
Nepatenkinęs, suirzus, kiek mėgoji laiko? Mažai mėgoji. Judėsim dabar į Izumą. Apie 450 žmonių šitoje vietoje buvo ekshumuoti. Tai reiškia, kad kai rusai buvo užgrobę Izumą, nušaudavo nepaklusniuosius, juos tiesiog sumesdavo į duobes, vienus į drobes, kitus be drobių ir juos tiesiog čia palaidodavo. Tai kai buvo ekshumuoti kūnai, tai ant daugelio rasta žymių smurto, ant daugelio rasta įvairių kitų žymių, kurio ženklindavo, kad neretai ir gyvus žmonės palaidodavo šitoje vietoje, bet tokia tiesa yra. Pačiam teko lankytis šitoje vietoje kelios dienos po šitų kapinių atradimo, nes kai Izumą išlaisvino patys ukrainiečiai, tai tuo metu, man atrodo, po 4 ar 5 dienų čia atsidūriau su komanda. Dabar tradiciškai atvažiuoju su savanoriais, pasidėjom tiem, kas yra naujai, kadangi šitose vietose nėra buvę 4 savanoriai išvažiuojančiųjų. Todėl nusprendžiau juos ir atvesti čia, kad jie pamatytų tas vietas ir pamatytų tą baisybę, kurią ruskiai padarė, prisidengdami, kad jie nori išgelbėti savo į pasaulį. Tai va, tokie dalykai, dėja, bet viskas primena Pirmą ir Antrą pasaulinį karą, kuomet mes mokėmės visi mokyklose ir prisimenam visas tas absoliučiai istorijas. Aplink mane perimetru buvo palaidota per kelių mėnesių okupacija Izumo 449 žmonės. Tai va šitos duobelės, kurios yra aplinkui, čia buvo žmonės. Didžioji dauguma buvo tiesiog įmesti be nieko. Taip atrodo visiškas taikos pasaulis. Čia šitame daugiabutyje, kuris yra priešais, tai buvo 14 žmonių mirusių. Tai vienas iš tokių paminklų čia yra po dešiniai grafičius pripiešę iš laiptinių, bet atkreipkite dėmesį. Žvakutės visokios. Čia dažnai ateina žmonės. Tai čia balistika, čia ne tankas? Ne, čia balistika tik tais. Čia važiuojam jau į Izumo senamiestinę dalį. Senamiestinė dalis, tai savivaldybė, kitos įstaigos. Tačiau ganėtinai buvo daug artimų kovų vietų. Tai po truputį lašas po lašo atsistatinėja. Bet yra kitas niuansas, jau po truputį čia dronai atskridinėja. Jau dronai netgi. Tas frontas nėra jau toli. Jau nėra toli. До Харькова одну машину подарил. А что вы подарили? Скорость? Нет, скорость это в медицинском только вам, и все, закрытая тема. Да. Я вас знаю, и все, мне не нужно другой Юрий. Так вот, это так есть. А другие там военникам, которые всегда рядом. Ну им всегда. Да, всегда. Все нужно, если точно. Буржуйки всегда везу. Вот смотрите, после вас, потому что здесь теперь бардак, отдаем вам. Да, все отдаем, и тогда будет видно, кто еще есть. И там военникам будет энергические, кофе, молоко. Мы несем, да? Ты думаешь? Да, ну так подъезжаем. Через лет. А может приехать там? Будет лучше? Не, под этот заехать. Заехать, как всегда, да? Да, да. Приезжай, Хебрита, Марюкай. Привожок все берегу и китанаси, китовский лута. Газ пролетает во время взрывы, там, это срабатывает по всей области. Поэтому люди уже иногда немножечко расслабляются, они всегда во время тревоги где-то прячутся. Да, но была такая ситуация, что все сидели там, да? Была такая ситуация, что все сидели здесь? Ну, люди заходят. Ну, мы с больницы там подвал вспомните, а у меня комната до сих пор там. А этот самый, как вам сказать, а так, ну, кто внутри там подвал спускается. Это вот, ну, если кто-то прохожий,
поставила администрация, что было от осколков хотя бы. Ну, конечно, это лучше, чем ничего. Прямое попадание до вопроса будут, а от осколков, конечно, зачем. Ну что, пойдем? Да. Но большая здесь сделана. Я жена? Žymės liko? Kaip ir galvoju. Šitą. Jo, mes šitą. Arba galima maišus, nes maišų dar yra nemažai. Tai šitą užmetame į ant to, galime sutėti. Laimi, padėk. Atvažiavus čia į ligoninę, duodam labai didelį kiekį patalynės. Ką reiškia labai didelis, tai yra 650 kg baltos, gražios, nuostabios patalynės. Ligoniniai, kurioje sužeisti kareiviai dažnai atvažiuoja, jie dažniausiai būna krūvinė. Toks dalykas yra labai reikalingas. Скажи, я тоже. Так, я хочу рассказать. Пала, gerai. Ира. Ага. Ага, сейчас видео снимаю. Да, Юрий, вот мы знакомы уже 4 года, понимаете? 4 года, да. Вы по 4 года уже плюс 10 килограмм, я тоже плюс 10 Если килограмм. каждые 4 года 10 плюс 10, ну, Так и можно. Ну, да. да. Так это наш пирожок, шаколис называется по-литовскому. И это наша флаг литовская. Хочу, чтобы она была всегда рядом, и вы помнили нас и знали, что международная дружба – это сила. Так вот. Дякую. Наступного разу я, когда заранее предупредите, я тоже попрошу. Ми Хорошо. повинні від нас тепер вам чого, правда? Все, велике дякую Каролісу і його команді, і особисто Каролісу за постійну підтримку впродовж 4 років нашої лікарні. Дуже нас виручає, допомагає і те, що ми зараз становимося міцніше, значить те, що ми якби виходимо із тіні в світло, дуже велика заслуга Кароліса. І дуже велике дякую. 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 Все. Очень спасибо. Аплодисменты. Всем аплодисменты.
позиция, у вас так... Да. Я беду на... Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануй. Все есть. Вот, король. Только у меня я ключи не взяла, я не готова была. Вот. Это генератор, который нет? Класс безпеки, понял? Класс безпеки. Тут висит такая же большая доска. Доска, да. Стоят парты, стулья, а вот она делится на 4 сектора. Пожарники, военные, медицина. И вот это все детям рассказываешь, кровотечение останавливаешь. Жуть. Sienos ir perdanga, ne? Kempiam storis ir po to žemė. O žemė amortizuoja. Tai žemė kaip amortizatorius veikia. Tai bombai. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsit, kaip bunkeriai, va tarkim, Augustinas gali patvirtintis, kaip bunkeriai, kodėl jie daromi iš medienos. Pastebėtų, kad apkasai dar kas gerai. Dėl to, kad mediena amortizuoja. Tai, pavyzdžiui, pirmam pasauliniam kare, kai bombas mėtydavo iš lėktuvų, tai meta ir medis amortizuoja. Tai toks yra reikalas. Tai va, už pamoką po... Tai vėliau smakys, tai?